pastarąsias 2 savaitės ore tvyro, gal ne, tam, kaip sakyti, lauke išlikimo ir išgyvenimo energijos. Tai tvyro ir daugiau, ten galima toliau vardinti, ne, kas iš ko jo seka, ne, tai iš mūsų baimių, patirčių, prisiminimų ir net ne iš šių gyvenimų, bet iš mūsų tėvų ir protėvių, ne, kas susijęs su ligomis, su karu, su tais visais dalykais, kas seka dabar ir maisto, tarsi trūkumo nėra, ne, bet kokios darosi maisto kainos, jos tiesiog išaugia iki neapsakomų aukštumų ir dar vis turbūt ne pabaiga. Ir kai ir buvo kalbama, ne, anksčiau buvom pastebėję, kad viskas bus daroma, kad žmonės būtų pakabinti ant to sintetinio maisto, ne, nes jisai bus pigiausias, tai tas jau vyksta 100%, nes dabar valgyti vaisius, daržoves, tą vadinamą nesveiką maistą, kiek galima būtų pavadinti sveiku, nes realiai dabar jau apskritai natūralaus maisto nėra daug, gal jo net iš viso nėra. Nors ir užsiauginam patys, tai bent jau tai, ne, kažkokia gal geresnė gerybė ar kažkaip, bet ne apie maistą tai kalba. Ir tas išgyvenimas, išlikimas, ne, kaip žmonės dabar, kur koncentruotas visas dėmesys, tai jisai ten ir yra. Jau karas pasidaro ne iki tiek baisus, kiek pasidaro baisu, kad neišgyvensiu, ne? Tai susimokėsiu už būstą, nepamaitinsiu vaikų, tai yra tos pačios bazinės visos temos, išlikimo temos, ne? Net ne apie mirtį tai eina kalba, bet apie išgyvenimą ir išlikimą. Tai šiek tiek skiriasi irgi ir ar sugebėsiu. Tai irgi labai puikiai veikia ta vadinama sistema, ne, kuri, kaip sakyti, moka labai puikiai žmonės valdyti ir gąsdinti, kadangi žmonės pradėjo nusiminėti kepurės, kelti galvas, tarsi jausti savarankiški, atgaudinėti savivertę, pamiršti visas baimės ir visa kita, ir paduodamos tokios temos, kurios tiesiog yra, žmonės vėl parklupdo, vėl išlaiko tam pačiam dažnį, ne, vėl visus sulygina ir suvienodina, ir žmonės vėl prisimena, kaip kalbėjo anksčiau, grįžtam į tas senus įpročius, prie kurių buvom visi įpratę, kad taip man yra saugiau, taip man yra ramiau, nes iš tiesų visi pavargo. O kada iš tikrųjų tai nėra, kaip sakyti, gerai ar blogai, kaip ir visada tą pakartoju, tai nebūtinai yra tiesa, irgi kiekvienas išgirs savo ir per save, ir prisitaikys savo, per savo, kaip sakau, tinkliukus ir prizmes. Bet tai yra, kaip pasakyti, kad kada jausti, ne, kad, kaip jaustis, ne, saugiu, ramiu, o negyventi toj baimiai rytdienos, tai tiesiog kiekvienam žingsnį susitarti su savimi. Kiekvieną žingsnį atliekant susitarti su savimi, paklausti, ar neinu prieš save, ar nedarau kažko prie save, bet ne iš proto, ne taip, kaip įsivaizdavau, kad kažkas daro, ne taip, kaip daro draugas ar kažkas kiti aplinkoj. Tiesiog aš, kaip aš noriu, kaip aš suprantu, kaip aš jaučiuosi. Ir kai mes kiekvienam žingsnį tai pradedam daryti, ne fantazuoti, o daryti, tiesiog jausti, tada mes pradedam po truputį girdėti save ir susitarti. Ir tada pasidaro lengva, tada pasidaro ramu, saugu. Bet tai yra, kaip sakyti, kelias, kelionė iki to, tai yra amžina treniruotė, nuo kurių žmonės tiesiog pavargo.